Taigi sveiki, iš naujo, tikriausiai tęsime pasityčiojimą iš Ubuntu Linux. Arba tai ne pasityčiojimas, galbūt aš gal per griežtai čia pasakiau, galbūt, sakykime, pasitvarkymas pagal save, kad būtų patogu. Nu ir ką čia mes dabar toliau tvarkysime? Pradėsiu gal nuo to, kad kaip čia pasikeisti galbūt ikonėlės, kad kaip buvau žadėjęs, kad padarysime panašų gal į Mac OS, liaudė vadinamą Macintoshu. Nu ir pradžią aš turiu va čia vieną ir dar kitą pasiruošęs temas kaip pabandymams. Papasakosiu, ką reikėtų padaryti. Tačiau pradžiai tikriausiai jau pastebėjot, kad pas mane, sakykime, jau sistemos kalba jau yra lietuviška. Kodėl taip įvyko? Bent praėjus keletai dienų, aš dabar parodysiu tikriausiai, pabandysiu padidinti. Matome, kad, sakykime, kada buvo rusiškai, tai keletas raidžių jau, sakykime, dingo. Buvo problemų su šriftais ir programuose, ir languose, ir visur kitur. Tad reikėjo pakeisti, galima pabandyti pakeisti, sakykime, šriftų dydį. Einame, kur darbas telefonai. Ar ne? Tuoj čia mums atsidarys. Ir yra šriftai. Čia pakeičiu šriftų dydžius. Tai nėra sudėtinga, pasispaudžiame ir pasirinkame, kokį norime dydį mes, ar ne? Jeigu, sakykime, šitas nepadėtų, tada reikėtų eiti į sistemos kalbas. To aš pabandysiu greitai, galbūt man pavyks gal greitai surasti. Kalbų ir regionų nustatymai. Su tokia mėlyna vėliavėlė būtų. Pasispaudžiame šitą. Ar ne? Tikrinamas palaikymas. Pas jūs, jeigu daleiskime, gautųsi taip, kad nepilnai po patikrinimo, kad bus nepilnai paketai sudėkti reikėtų, tai reikėtų tą viską susidėkti, nes aš jau čia viską tą atlikau, padariau, sudėgiau, o keisti kalbą nėra sudėtinga, kada viskas bus atlikta, paprasčiausiai pasirinktą kalbą paimame ir nunešame ten, kur mums reikia ir padedame, ar ne? Daleiskime. Ir viskas bus gerai. Tada užveriame, persikarojame sistemą, paleidžiame sistemą kompiuterį iš naujo ir viskas turėtų būti gerai. Kaip matome, pas mane pirmoji eilutė turėtų būti, čia kalbų yra daugiau, bet pirmoji eilutė įdėta, kad lietuvių kalba ir paleidus kompiuterį iš naujo gauname sistemą visą lietuvių kalbą. Arba anglų, kam tai yra priimtina. Aš dariau lietuviškai, kad būtų galbūt daugiau suprantama, kas papuls į šitą video, bet ir anglų galima irgi pasirinkti. Tai dėl šito būtų tiek. Buvo problemų su šriftais. Praėjus bent porai dienų arba porai sistemų paleidimų atsirado problemų su šriftais. Bet tas viskas yra pataisama. O dabar kaip mes čia pabandysime pakeisti galbūt į ikonėlės. Mes kaip prieš tai matėme, ar ne, sakykime, bet kad diskai buvo pasikeitę pas mus taip, ar ne? Taip, dabar bandysime dirbti toliau. Atsidarome ankstesniuose videose, kur keisti Linux išvaizdą, šitas dalykas buvo pas mane daromas, ir, sakykime, galima pažiūrėti ankstesnius video ir visą tai mandyti. Pabandžiau čia šitą patį variantą. Kodėl? Todėl, kad jeigu diegti grinai, sakykime, apvalkalą ar išvaizdą iš kaip Mac OS, vėlgi terminale yra labai daug reikia dirbti. Aš pasirinkau paprastesnį būdą, ir pasistengsiu šitą viską parodyti. Dabar daleiskime, turiu čia
temukė. Kaip ir anksčiau rodžiau jau kažkada tai savo video tuose, paprasčiausia svarbiausia, kad archyvo būtų, pabandysime padaryti, parodysiu paveikslėlį, kažkas tai turėtų būti panašaus į Windows, į geltonos piktogramos, o ne ženkliukai geltoni. Svarbu, kad būtų parsisiuntus iš GNOME.org svetainės, kad būtų archyvo galūnė, kaip matome, tar.gz. Kad būtų tar.gz. Tada turėtų viskas gerai gautis, ar ne? Ir paprasčiausiai, kaip ir iš ankstesnių video, aš paprasčiausiai daug čia nesiplėsiu, tik tai pabandysiu parodyti. Paėmėme ją čia ir įmetame, paleidžiame. Ir matome, kad dirba. Žiūrėsime, koks bus rezultatas. Viskas įvyko pas mus sėkmingai, ar ne? Ir klausia mūsų pritaikyti naują temą. Ir ką darome? Aišku, prisitaikome, bandome, kas čia pas mus dabar gausis. Matome, kad aš gal numesiu šitą į langą į apačią, o šitą uždarysiu. Pažiūrėsime, ar pas mus gavosi geltonas piktogramas. Matome, kad pasikeitė ir meniu paleidimo mygtukas. Matome, kad ir, sakykime, meniu piktogramos šiek tiek pasikeitė, ar ne? Daleiskim, dabar įdomu, kaip čia pas mūsų tom papkėm. Kaip matome, viskas kuo puikiausiai pasikeitė, viskas gerai, tikrai ganėtinai viskas yra pažįstama, ar ne? Tai būtų vienas variantas. Pabandysime dar vieną kažką tai padaryti. Dar vieną padaryti, grinai, kad greitai. Taip, šitą dėm, dabar šitą, ar ne? Atsidarome, paveikslėlis, ar ne? Ir sakykime, kaip ir minėjau, ar ne? Galūnė archyvo turėtų būti tar.gz. Tada turėtų viskas gerai gautis. Ir pas mus dabar galime pasižiūrėti, kokios čia turėtų gautis tos ženkliukai. Matome, turėtų gauti šitaip. Čia yra pritaikyta naujesnė sistema. Aš manau, kad tiks. Pabandysime, pažiūrėsime. Nieko čia tokio baisaus nėra. Aš nemanau, kad čia kažkas tai baisaus įvyktų, jeigu jau tiek pragyventa. Ir vėlgi, paimame jį ir tempime. Aš tempsiu lėtai, kad būtų matyti. Nežinau, kas čia gausis. Grinai bandymas, aš pats bandau. Ir paleidžiu. Vėl viskas įvyko sėkmingai, matome pranešimą, ar ne? Aš nežinau net kur dabar čia jį man padėti, gal tuos į šoną, o šitą va čia, kad viskas atlikta teisingai, paspaudžiame pritaikyti naują temą. Ir pastebėkime, kaip čia pas mus pasikeis kas nors ar nepasikeis, ne? Ženkliukai ir visa kita. Ir paspaudžiame. Matome pasikeitė, iš tikrųjų pasikeitė. Iš tikrųjų viskas pasikeitė, ar ne? Dabar šitas, kas nereikalinga, sudarysime. Ir žiūrėsime, kaip čia bus dabar toliau. Kas čia dabar bus toliau? Noriu biškai apsižvalgyti po ekraną. Gana gražiai taip pasikeitė. Matome ir išjungimo knopkytės pasikeitė, ar ne? Ir atvaizdavimai visi, ir matome ir meniu ženkliukas. Gnomuko pėdukė atsirado ir Firefox'o naršyklės ženkliukas pasikeitė, ką mes čia turime sistemose, irgi taip ganėtinai įdomu. Diskai pasikeitė, pažiūrėsime, kaip čia pas mus tie diskai pasikeitė. Ar ne? Tokie kažkokiam tai vėliavėlėm, ar ne? Kodėlgi ne? Vis įdomiau negu, vis čiudniau, kaip sako. Ar ne? O ką mes meniu turim, irgi ganėtinai gražios tos piktogramos, iš tikrųjų gana maloniai viskas atrodo, ar ne? Vienu žodžiu, šitas variantas mums dabar daleiskim gaunasi, ar ne? Dabar dar pasižiūrėsime, kaip pas mus papkutės atrodo. Tokios įdomios su ženkliukais mėlynos papkutės. Matome, kur yra video, matome, kur yra dokumentai kažkas tai, kur atsiuntimai, ar ne? Vienu žodžiu yra. Kai kur gavosi rusiški striptai, bet tai čia nieko tokio. Aš manau, kad čia kas kalba, sakykime, pas mus priimtinom kalbom, čia ir anglų, ir rusų, ir lietuvių, tai čia didelių dalykų tokių ir keblumų arba kažkokių tai nesusipratimų galbūt ir nesudaro, ar ne? Dabar ir užversime. Tačiau aš, kadangi žadėjau parodyti, kaip atrodytų tas Mac
čia sistema. Dabar daleiskime, man reikėjo įsidėkti, kad būtų paketas, vat, kaip įmant iš šitus abu du paketus, ar ne? Jau pas mane yra įdėkta paruošta, aš tik tai parodysiu, kaip tą galima būtų viską padaryti. Po to teko įsidėkti, tuoj parodysiu, CairoDock, tai įrankių juosta, tokia kaip Macintosho būtų apačioje, sakykime, ekrano langė, va čia va kažkur tai, ar ne? Vat. Ir pasitvarkysime, pasidarysime vaizdą. Aš jau prasišvenčiau ir darbas telefoną. Nu ir dabar pabandysime mes iš jo pasityčioti ir padaryti, kad mums būtų, tai nebus grynas Macintoshas, sakykime, bet vaizdą iš tikrųjų galima susikurti gana malonu. Nu ir ką, nuo ko mes dabar čia pradėsime, ar ne? Nu tada mes eisime į keisti, kur čia mano tie buvo Macintoshai visi padaryti, ar ne, daleiskime. Mac. Va, pasispausime šitą. Vat matome, ant kiek pasikeitė mūsų piktogramos vėl truputį, ar ne? Truputį pasikeitė. Bandysime atsidaryti kompiuterį, pasižiūrėti. Vat grinai, kur, sakykime, kur Windows sistemos diskai jie be jokių ženkliuko, jau kur failų sistema Linux, jis jau su pingviniuku tokiu, ar ne? Nu, bet iš tikrųjų gana maloniai atrodo. Aš taip manyčiau. Toliau kas, taip, papkės taip pat pas mus pasikeitė, kaip matome, vėlgi pasidarė Macintosho papkės, mėlynos, gražios, be jokių lyšnų pribambasų. Vienu žodžiu, viskas gavosi gana neblogai, ar ne? Nu ką, deriname tada toliau. Ko mums dabar dar reikia? Ženkliukas. Mūsų ir, sakykime, matomi, sakykime, žymeklį galima pasidaryti, ar ne? Mums dabar reikėtų dar darbas telefoną. Nu, pasiėmė darbas telefoną, užsidedame, ar ne? Sakykime, tokį kaip Mako, ar ne? Nu, vat, kažkas iš tikrųjų jau gaunasi panašu, ar ne? Vat. Toliau, ką dar čia mes galime padaryti? Aha, kur temas dar neparodžiau, jeigu reikėtų paderinti, sakykime, žymeklis pas vis, jeigu nesigautų juodas kaip Macintosh, nu, tai paprasčiausiai pasireikame šitą ir viskas, ir prisitaikome, ne? Vat. Toliau, kas dar mums čia trūksta? Mums dar trūktų šitą, dabar jau šitą viską uždarom, ar ne? Ko mums dabar trūktų? Trūktų dar Macintoshinės įrankių juostos, ar ne? Nu tai ką, kaip sakiau, aš turiu įtiegęs CairoDock, į ją diegiau iš Synaptic paketų diegiklės, kurią buvau įsidėgęs prieš tai dar pradiniai versijoje, kur buvo Unity darbastalio valdymas, ar ne? Taip, kur čia dabar? Va, CairoDock. Nu ir aš ją paleidžiu dabar. Va, prašau. Mūsų CairoDock atsirado. Kadangi toks dalykas atsirado pas mus dabar. Aišku, pas mus, sakykime, ta įrankio juosta apatinė jau mums yra nebereikalinga. Kodėl? Todėl, daleiskim, jeigu aš pasileidžiu, daleiskim, Skype, aš čia išsitėjęs, paleisiu, daleiskim, Skype, ar ne? Vat, pasileido Skype'as, daleiskim, ar ne? Mes kada jį nusimetam, jisai ir čia yra. Yra pačioj, ar ne? Nu tai aišku, to dubliavimo nereikia ir be to jinai mums maišosi. Aišku, mes ją galime dėti į vieną šoną arba į kitą šoną, arba slėptis daryti. Nu bet aš nemanau, kad šito mums reikia. Skype išjungiame, vat, kad to reikia. Vat. Tai aš šitą dalyką aš jį naikinsiu. Naikinsiu ir viskas. Pasispaudžiame dešinio klavišo ant pačios juostos ir yra pašalinti skydelį. Ir pašalinam skydelį. Tikrai pašalinsime mes jį. Viskas. Все, pas mus jau jo nebėra. Viskas liko, pas mus va tokia graži apatinė juosta. Dabar dar yra koks vienas dalykas. Mes gavome, kartu įsidėgę šitą juostą, mes gavome ir darbastolių pakeitimą. Ar ne? Dabar daleiskim, aš atidarysiu šitą namų papkę. Tai yra, matome vienetukas, tai yra pirmame darbastalyje, ar ne? Dabar perinam į antrą darbastalį ir mes galime dirbti toliau, atsidarome, dalesim, kad ir šiukšlė. Aš čia grinai kaip pavyzdį, grinai greitai, ar ne? Vėl grįžtame į
į pirmą darbastalį ir mes randame savo atidarytą namų aplanką. Tai va tiek. Dabar toliau, ką noriu dar pažymėti, ir Kairodoko yra nustatymai, ar ne? Va. Čia galima prisitaikyti ir daugiau efektų, ne? Ir įtaisų daleiskime prisidėti, kokį norime. Va. Bet, sakykime, ką norėčiau pažymėti? Norėčiau pažymėti tiek, kad, sakykime, kuo daugiau efektų, ar ne, tuo didesnis sistemos apkrovimas. Vėlgi čia reikia labai žiūrėti į kompiuterį. Man, daleiskim, šito visiškai pakanka, ar ne? Viskas, kas yra juostoje, pasispaudžiu, daleiskim, gražiai, įdomiai jinai dirba ganėtinai smagiai. Nu ir žiūrėsime, atsidarys mūsų Google'as Chromas. Ar ne? Nu, va, prašau, atsidarė Google Chrome pas mus. Viskas yra normaliai, veikia mūsų yra. Viskas yra tvarkoje, ar ne? Nu, va. Viskas yra gerai. Tai va, dėl šito būtų tiek. Nu ir galbūt paskutinis štrikas, kas būtų iki Mac OS, tai viršutinė juosta Mac OS sistemoje yra, sakykime, pilka, ar ne, daleiskime. Nu ir ką dar, bandysime važiuoti iki, einame į foną, pasirinkime, kur gryną spalvą. Kaip aš sakiau, pas mane buvo truputį kaip ir paruošta, intensyvų mes galime, aišku, keisti jos, jeigu netinka tokia spalva, galime kitokią pasirinkti, ar ne, vat, taip kad, bet aš kažkodėl tai pilka. Kaip jau jeigu taip derint pagal Mac'ą, tai būtų va tokias dalykas. Nu ir kągi, gauname tokį galutinį kaip ir variantą, ar ne, o taip kad prašau, ką žadėjau, tą išpildžiau, padarėme netgi iš Linux Ubuntu 14.04 LTS paskutinės versijos, kažką tai panašiaus į Mac'ą. Taip kad, kaip ir sakiau ir sakysiu, norint galima, gavosi, vat, ir viskas kuo puikiausiai, ar ne? Taigi, sėkmės, bandykit, gausis, iš tikrųjų gausis. Kaip ir kartojau, kad šitą variantą pasilikau dėl to, kad iš komandinės eilutės, kadangi buvo dėkta MT, būtų gal gavęsis labai sunkiai, arba būtų užstrigę kažkas, tai, nu, toks variantas buvo man paprastesnis. Taip, kad sėkmės, gerų darbų, fantazijos ir viso gero. Taigi, jau po nuskambėjusių visiškai kaip ir atsisveikinimo akordų, galbūt pačiai pabaigai, jeigu įdomu, jeigu netinka toks variantas, gal tada pažiūrėkime, kokias komandas reikėtų suvesti, norint pakeisti iš viso į Macintosh'ą, ar kitą kokią temą įsidėkti, temų galima rasti. Vienu žodžiu, adresas būtų, va čia viršuje matyti svetainės, ar ne, sakykim. Toliau kas būtų dar, galima būtų matyti, kaip atrodytų, sakykim, ekranas, prisijungimo langas, kaip atrodo langai, galima pasižiūrėti. Na ir toliau jau prasideda, kaip matome, va čia šitoje su mėlyno eilutė terminal komand, kokiomis komandomis reikėtų dirbti. Vienu žodžiu, darbo būtų tikrai daug. Bet jeigu, matom, ir vėl, komandų yra daug. Vienu žodžiu, galima pakeisti faktiškai visą sistemą, visą registrą galima būtų perrašyti. Bet tai vėlgi, sakau, tokie dalykai yra daromi grinai savo rizikai. Tačiau, nežinau, gal būtų galima pasiūlyti tokį variantą pasibandymams, daleiskime, čia naują temą pažiūrėsime, kaip atrodytų, daleiskime. Saugiausias variantas, kaip ir pradėjau, gal būtų pabandyti vis dėlto, kas naudojasi programa VirtualBooks,
ten įsidiegus ir bandyti ten, sakykime, eksperimentuoti, jeigu mes daleiskim bijotume kažką tai sugadyti. Vat. Čia yra nauja ta pati tema padaryta, vat, naujai, vat, tačiau vis tiek, taip galima pažiūrėti ir vėlgi toliau važiuojant jau matome, vat, kokias komandas reikėtų suvedinėti, ar ne? Vat. Komandos yra paėmus, sakykime, atskirą, ne, sakykime, komandos, vat, yra, daleiskim, vat, šitas komandas, sakykime, reikėtų suvesti, nu, žinoma, be tutorial komandų, va šitas, ar ne? Na, vat, būtų galim, reikėtų suvesti sekančias, po to, vat, sekančias komandas, daleiskim, ar ne? Ir taip reikėtų dirbti. Aš parodžiau paprastesnį variantą. Jeigu kažkas tenkina, jeigu pakaktų to, kas būtų galima bent truputį mėgautis, gal šitą aš uždarau dabar jau, bent truputį mėgautis Mac sistemos išvaizdą, nu tai gal to beveik kaip ir pakaktų. Taip, kad jau tikriausiai gal visiškai ir pabaigsiu. Taip, kad pamatėme, ką galima padaryti. Jeigu, sakykime, naujesniai versijai originaliai, nu, nelabai būna kažkam tai patogus tas valdymas, tada įsidėgėme mate, mes gauname tada visą šitą dalyką, ar ne? Nu, va. Kai tas, kas jau mums yra, kas naudoja Linux'ais, ne, iš anksčiau, vat, kas pažįstama, tas yra paprasčiau, patogiau, arba, sakykime, kad ir pasileidus matome mes lango, kaip ir senoje sistemoje, matome apačioj, vat ar ne apačioj matome lango apačioj, kiek lygiai yra. Vienu žodžiu, tai yra patogu. Nu, po to jau keičiam, kaip čia kieno fantazija neš. Taip, kad ir tikriausiai visai pabaigsiu, atsibodau, ar ne? Taip, kad ate, laimingai. Gerų idėjų ir gero darbo. Viso gero.